kai prasidėjo karas Ukrainoje, aš savanoriavau pabėgėlių centre. Ir labai daug ukrainiečių žinojo Palangą, kaip tokį gerą kurortą prie Baltijos jūros, kur galima linksmai praleisti laiką, bet tokia tragedija, kad nei linksmo, nei laiko jie nieko nenorėjo čia leisti, bet teko ieškoti prieglobsčio. Ir viena iš tokių šeimų buvo Svetlana su savo 2 paaugliais vaikais. Ir jinai su didžiuliu išgąsčiu sėdėjo, drebančiam rankom, tokia sustriukė, visa sušutusi, net nesuprasdama, kad jau gali nusirengti, kad jau gali atsigerti arbatos, pavalgyti. Bet tokia stipri šoko būsena, kad žmogus ant kėdės sėdi su visais daiktais, su lagaminais įsikibęs, kad tik niekas bent šitą netimtų. Ir aš atsimenu, jai kažkaip pavyko rasti apgyvendinimą būtent Palangoje, o Palangoje aš turiu labai tvirtų kontaktų, žmonių, su kuriais kasdienai bendrauju, bet žinau, kad jeigu aš Griovy Raseinių rajone užstrikčiau, aš paskambinčiau Rūtai arba Broniui ir jie atvažiuotų manęs ištraukti. Ir aš jiems paprašiau, kad jie susisiektų su Svetlana. Ir ką tik prieš pat išeinant į sceną, viena iš organizatorių atėjo ir papasakojo man apie Svetlaną, kuri čia, jei neklystu, tapo anglų kalbos mokytoja, o jos sūnus išvažiavo išvis studijuoti į Vilnių ir susirado mergytę Lietuvoje. Saulė vardu. O, okei. Tu čia apie šitą mergytę? Supratau. Nu, žodžiu, kad va taip keičia tavo gyvenimą, kai tenka bėgti ir kad tikrai neįmanoma sugrįžti ten pačiam. Tai ten savanoriaudama ne tik Svetlaną sutikau, bet ir Lilija su Sonia, mamą ir dukrą iš Kijevo, kurios kai sužinojo, kad aš dainininkė, sako, gerai, dabar tu dainuosi šitą dainą tol, kol Ukraina laimės. Tai kas esat buvę mano koncerte, esat ir girdėję šitą dainą, aš tą pažadą tęsiu, vis dar dėja dainuoju šį kūrinį, nors po tokios atakos Maskvoje šiek tiek kitaip dainuojasi toks kūrinys, toks arčiau pergalės. Ir aš džiaugiuosi, kad ukrainiečiai tai varo, bet tuo pačiu man taip liūdna, kad jie turi bombarduoti kitą šalį, nes jie šiaip to nesugalvotų daryti, jeigu gyventų savo laisvą, ramų gyvenimą. Tai labai gaila, kai agresoriai tave priverčia taip elgtis atgal. Ir tonacija kaip visų mano dainų. Ir šią Ukrainos laisvės dainą, neoficialų jų himną, aš sujungiu su kita legendinė lietuviška laisvės daina, kuri pasirodo beveik tais pačiais akordais. Taip įsivaizduodama, kad visos Lietuvos laisvės dainos lėtai nusilenkia kovojančiai tautai ir dainuoja kartu, dalindamiesi ukrainiečių kalbą. Būtų karšta. Žinau, kad šitas atšaukas iš Vilniaus nepaeis, bent jau gražiai atrodo. Ты признайся мені, звідки в тебе ти чари, я без тебе всі дні, у холодній печалі, може десь у лісах, ти через себе шукала, сонце руду знайшла, і мене ще рубала. Laužo šviesa naktyje, guodžia gaivina mane. Nerimas nyksta veide, kas ten toli tamsoje.
nešūkoj